It's not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid Henry. Blogiukas Henris. Padalinus iš 50 ir padauginus iš 365 atsakymas bus. Henry. Atleiskit, panelė Lebarda, vakar vėlai ėjau miegot. Labas, panelė Lebarda, ieškau savanorių. Viskas gerai, panelė Odbot, Henry? Taip, panelė Lebarda. Volia, vienas savanoris jūsų paslaugoms. Ką? Ne, tai yra... O ką reiks daryti savanoriaujant? Būt snarglės smegenė vabalo makaulė, štai ką. Panelė Odbot, ačiū, Budika, man reikia savanorių, kuris padėtų sukurti filmuką. Per vėlų Henris jau pasiprašė. Taip, kursiu filmuką. Žinoma, negalima to patikėti vien Henriui. Ką? Tad jis dirbs su dar viena savanore. Ačiū, Margareta, kad pasisiūlei. Ne. Blogiukas Henris parduoda mokyklą. Štai toks ir laukia iššūkis. Koks iššūkis, panelė Odbot? Parduot mokyklą, Henry. Parduosi mokyklą? Tam tikrą prasme, taip. Parduosi mokyklą? Galit patikėt. Tai kokį kursi filmuką? Visų laikų bjauriausius nulinės klasės bjaurybė epizodus? Gaujos pudelio atbulinių šuolius? Kaip paspirtukininkai neina į pamokas? Ne, mano filmukas bus dar ilgesnis ir geresnis už juos visus. Kaip suprast? Tavo filmukas. Filmukas, kurį kursiu aš. Filmukas, kurį kursi su kuo? Ką? Ką ir girdėjai, su kuo kursi filmuką, kurį ruošiesi kur? Ji teisi, Henry, neturi kameros. Bet tu turi. Mama ją paskolino mano tetai Šilsiai, kuri ją davė antros eilės pusbroliui Aleksui tuomet. Puiku. Kameros neturiu. Kągi, atrodo, filmukas bus toks, kokį sukursiu aš, ar ne? Kaip pasiskirstysim? Aš būsiu labai svarbi režisierė. Ralfai, tu gali būti antras, trečias ir ketvirtas režisierės pavaduotojas. Geras. Būsiu geriausias berniukas. Ir aš. Suzana bus kostiumų dizainerė, Girinderė rūpinsis makiažu, Linda šukuosenom, Soraya, tu gali būti dainavimo mokytoja. Bus dainavimo? Ne. Brianai, tu atsakingas už apskaitą, Grehemai maistą, Elai triukus, Bertai, nežinau. Teisingai, Viljamai? Tiek to, tu atleistas. O visi kiti galit būti statistais. Bet negalvokit, kad būsit pagerbti filmo pabaigoj. Aš labai svarbi režisierė, tad turit daryti viską, ką pasakysiu. Leiskite praeiti, atsiprašau. Girdėjau, kuriat filmuką, atėjau pasiūlyti savo paslaugas. Ką moki? Neblogai žaidžiu futbolą, kartais pažaidžiu smiginį, pučiu tūbą. Ne, man nieks netinka, bičiuli. Moku būti piktas. Gerai, į apsaugą. Taip, puiku. Metas mano labai svarbios režisierės kalbai. Taip, žinoma. Klausykit šutvę. Ryt kursim filmą. Valio!
Patikslinu, aš kursiu filmą, o jūs man tik padėsit. Valio! Jei sakau rausva, tai violetinė, rausva, nebejokit niekada. Jei sakau apačia viršus, o viršus tai apačia, jums net nesusirauks kakta. Pati nežinau, kad esu poetė. Jei sakau juokitės, jūs juoksitės. Taip, atrodo, aptarėm viską. Margareta, aš negavau darbo. Tu pirmas režisierės pavaduotojas. Tai pirmas pavaduotojas. Juk tai direktorės pavaduotojas. Tai gerai, ar ne? Taip, tai gerai, Henry. Tai reiškia, kad priklausai man. Amžiams. Dabar pradedam šou ir nesustojam. Su trenksmu atversim šios senos mokyklos duris ir langus. Ir parduosim. Vaje, tikiuosi, vėliau to nesigailėsim, Būdika. Tikėtina, Sintija. Gal prižiūrėkim juos, Būdika? Mieloji Sintija, mielai. Kur išsiruošei? Mokyklon, kuriame filmą. Patikslinimas, aš kuriu filmą. O tu? Tik padedu, taip, žinau. Nepaklausi, ką dabar darau? Ką dabar darai, snarglės megelė? Ką sakei? Atsiprašau. Ką dabar darai, labai svarbi režisierė? Galvoju. Apie ką? Apie tai, kaip pavadinti savo filmą. Tuomet sėkmės. Sugalvoti pavadinimą? Pirmo pavaduotojo darbas. Tikrai? Tuomet gal pirki čia mokyklą dabar. Neskamba. Gal ką nors egzotiškesnio? Žinau. Snarglijus Maximus. Tai mokyklos devizas. Net ir aš žinau, kad tai netiesa, Henry. Bandyk darsyk. Gerai. O gal panaudot tikrą mokyklos devizą? Koks jis? Ad solum esperanto. Atrodo. Man patinka. Priimu. Ad solum desperanto. Bet... Kas tai? Tai mano vairuotojas. Visi labai svarbus režisieriai turi vairuotojus. Nežinojai? Ad solum desperanto. Sveiki atvykę į Aštono pradinę mokyklą. Mokyklą, kuri šūkdė bent vieną žinomą mokinį. Ir daug drąsių mokytojų. Ką ji čia veikia? Tik prižiūriu jūs, Henry, iš tolo, kaip bet kuri gera vykdančioji prodiuserė. Apsisuk. Leiskit jums aprodyt mūsų kuklę mokyklą. Kartu su ja turėsit nuosavą ponę valgyklos demonę ir kubilą su gardžiu troškiniu. Berniukų ir mergaičių tualetai, tai yra prausyklos. Išskirtinai gerai besielgiantys mokiniai, kurie tikrai nėra nevaldomi. Ir gerai saugoma konfiskuotų daiktų spinta. Ačiū, Piteri. Nuo čia pratęs profesionalė. Tad, jei norit pirkti šią mokyklą, geriau paskubėkit. Kas nenorėtų įsigyti tokio mielo dalyko? Ji jūsų už svarą, jei leisit man patekt į Perkietas mokyklai. Visai pamiršau. Ad solum desperanto. Ad solum desperanto. Viskas. Kur mano labai svarbi skrybėlė?
Kai jūsų prašiau parduot mokyklą, negalvojau, kad bandysit parduot mokyklą. Galvojau, ją parduosit mokiniams, kurie čia norėtų mokytis. Sakykit, kas atsakingas už šį filmuką? Jis. Jūs atleisti. Ne. Ačiū ir labanakt. Išvertė Julius Valkiūnas, įgarsino Henrieta Horidaitė, Vers Media.